Labas, mano vardas Aina. Šiame video Lietuvos valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Eugenija Čerkesaitė papasakos, kaip VDI traktuoja nelegalų darbą bei kokiais būdais su juo kovoja. Atskleisime, kokie reikalavimai keliami užsieniečių įdarbinimui Lietuvoje. Sužinosite, kada užsienio piliečiui dirbant Lietuvoje reikalingas leidimas dirbti, o kada jis gali dirbti be jo. Susipažinsite su užsieniečio privalomu darbo atlygio dydžiu Lietuvoje. Taps aišku, kokios atsakomybės, sankcijos ir baudos gresia organizacijoms įdarbinusioms tiek Lietuvos, tiek trečiųjų šalių užsienio piliečius nelegaliai. Na ir galiausiai lektorė papasakos apie papildomus skaudžius įsipareigojimus ir apribojimus darbdaviams, kurie nelegaliai įdarbino būtent trečiųjų šalių piliečius. O jeigu norite sužinoti, kaip galite lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video apačioje rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DST darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Eugenijai. Nelegalaus darbo sąvoka. Senajame kodekse mes turėjom nelegalaus darbo sąvoką, dabar nelegalaus šito kodekse nėra. Nelegalaus darbo sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. Tai va šalia darbo kodekso ir jums reikėtų nuo 56 straipsnio tenai pasižiūrėti, čia bus ir nelegalaus, ir trečiųjų šalių piliečių, ir nedeklaruoto darbo, keli straipsniai, kurie šiaip darbdaviui labai aktualūs, nors šiaip tais užimtumo įstatymas daugiau yra užimtumo tarnybai, bet, kaip minėjau, nuo 56 yra labai aktualus darbdaviui. Tai va čia nelegaliu darbu laikomas fizinio asmens darbuotojų pavaldžiam kitam asmeniu ir jo naudai atlygintai atliekamos darbo funkcijos. Vadinasi, nelegalaus darbe reikia nustatyti, kas yra darbdavys, kas yra darbuotojas, toliau, ar darbdavio naudai atliekama ir ar atlyginantinai atliekamos funkcijos. Toliau, kai nesudaro darbo sutarties raštu, vadinasi žodinio susitarimo apie tai negali būti nei kalbama, būtinai raštų sutarties nėra, o raštu reiškia sutarties užpildyta ir sulygta dėl būtinųjų sąlygų. Ir pasirašyta. Mes kartais, sakykime, tikrindami nelegalų darbą, pateikia mums darbo sutartį ir vienos šalies nėra parašo. Vadinasi, sutartis negaliojanti. Taip, arba nepraneša VSDF, kitaip sakant, Sodros teritoriniai įstaigai prieš vieną darbo dieną iki darbo priėmimo į darbą. Pagrindinė nelegalaus darbo sąvoka. Tačiau dar, jeigu dirba asmuo, kuris nėra ES pilietis, kaip nustatytas sutarties dėl ES veikimo 20 straipsnio pirmoje dalyje, kitaip sakant, trečiosios šalies pilietis, įdarbintas nesilaikant norminių teisės aktų reglamentuojančių trečiųjų šalių įdarbinimą nustatytos tvarkos. Čia vėl mes iš užimtumo įstatymo tada bėgame į užsieniečių teisinės padėties įstatymą, kuriame mes rasime jau reikalavimus dėl užsieniečių teisinės padėties, tame tarpe ir dėl galimybės dirbti Lietuvos Respublikoje.
Jeigu mums su Lietuvos piliečiais viskas aišku, tai reikalavimai čia bus užsieniečių įdarbinimai. Reikalavimai teisėtiems užsieniečio darbo santykiams Lietuvos Respublikoje skiriasi į užsieniečio statusą. Reikalavimai priklauso nuo jo turimos pilietybės, ES valstybės ar trečiosios šalies, taip pat teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje. ES valstybių narių piliečių įdarbinimas. Daug Lietuvoje yra ir čia pagrindinės nuostatos. ES valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikia įsigyti leidimo dirbti, todėl jie įdarbinami bendrais pagrindais. Tačiau ES valstybės narės piliečių atvykusiam gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų ir įsidarbinus ar pradėjus savarankišką veiklą reikalinga išspręsti jo teisę gyventi į Lietuvos Respubliką, kitaip sakant, per migraciją. Tačiau darbo inspekcija šito atveju nelegalaus darbo tyrimo teisenos nepradės, jeigu ir jis bus viršijęs tuos 3 mėnesius, 5 ar 6, neturėdamas leidimo gyventi Lietuvoje ar ten vizos. Mes galime tik tai atiduoti migracijos tarnyboms dėl tokio piliečio darbuotojo. Tačiau galimi čia tenai ir visokie nuotoliniai darbai ir panašiai, tai čia į Lietuvą neatvyksta, vadinasi, niekas nekliūtų. O ne ES valstybių narių piliečiams, taip vadinamas, tai kurie ketina įsidarbinti Lietuvos Respublikoje, yra įpareigoti gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, jei jis neatleidžiamas nuo pareigos juos įsigyti. Leidimą dirbti ir sprendimą dėl darbo atitikties išduoda užimtumo tarnyba. Tai čia kalbėtume tą, jeigu neatleidžiamas. Jūs kiti gal ir žinote, o jeigu nežinote, atkreipkite dėmesį, aš čia nebedėjau skaidrės, kad kiekvienais metais, o kartais net pusmečiui, yra tvirtinamas sąrašas profesijų, kurios yra reikalingos Lietuvoje pagal tam tikras ekonominės veiklos sritis, kuriems ir šitoms profesijoms yra nereikalingi leidimai dirbti arba sprendimai dėl atitikties. Tai mes turime ten ir statybos sektoriuje, ir transporto, krovininio kelių transporto, ir pramonėje. Tai va šitą sąrašą reikėtų išsitraukti užimtumo tarnybos tinklalapyje, jį rasite. Jiems leidimų dirbti arba sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties nereikia. Antra, šitie asmenys turi turėti leidimą gyventi Lietuvoje ar nacionalinę vizą, ar teisėtai turi būti Lietuvoje. Leidimus ar tuos vizas išduoda migracijos tarnyba. Gavus leidimą dirbti, sprendimą dėl atitikties, čia neįrašiau dar ir turint leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu lietuvių ir kita užsieniečių suprantama kalba. Atkreipkite dėmesį, vertimai turi būti ir pasirašyti, nes sutartį pasirašęs užsienietis turi žinoti darbo sutarties sąlygas, ką jis sulygo.
Dar vienas reikalavimas – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo. Jeigu tokios profesijos nėra, tai turi būti ne mažesnis už statistikos departamento skelbiamą tos profesijos vidutinį darbo užmokestį. Atsakomybė. Dabar pakalbėsime apie atsakomybę už nelegalų darbą. Pirmiausia, yra administracinė atsakomybė darbdaviams, tai yra fiziniams asmenims, jeigu, sakykime, ten kažkoks tai ąžuolas samdo, turi verslo liudijimą, atsiprašau, įregistravęs individualią veiklą, su verslo liudijimu negali samdyti, turi registravęs individualią veiklą ir samdo ten vieną ar kelis darbuotojus. Ir atsakingiems asmenims, tai čia būtų įmonės direktoriui ar įgaliotam kažkokiam asmeniui atsakomybė. Atsakomybė už nelegalų darbą apibrėžia AMK, tai čia administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnis. Bauda nuo 1000 iki 5000, pakartotinai, o pakartotinai metų bėgiai nuo 5000 iki 6000 eurų. Dabar žinote, kad įsigaliojus naujajam darbo kodeksui, įsigaliojo ir tas naujasis užimtumo įstatymas. Tai apart va šitos baudos fiziniams asmenims, kurie baudžiami pagal administracinių nusižengimų kodeksą, atsakomybė kaip finansinė sankcija yra dar ir darbdaviui. Užimtumo įstatymo 56 straipsnio 4 dalis nurodo, tai va, sankcija. Jeigu darbo santykiai nėra pasibaigę, institucija priimdama nutarimą dabar nelegalus darbo bylas, nutarimus po administracinio nusižengimo protokolo surašymą nagrinėja darbo inspekcija, kada tai iki praėjusių metų vidurio dar atliko teismai. Dabar perduota jau darbo inspekcijai nagrinėti. Tai vada, jeigu nėra pasibaigę, darbdavys įpareigojamas sudaryti su nelegaliai dirbusiu asmeniu darbo sutartį raštu ir pranešti sodrai, kad darbo sutartis sudaryta ir darbuotojas priimtas į darbą. Įpareigojimas darbdavys sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui sulygtą atlyginimą už darbą, išskyrus atvejį, kai šis atlyginimas buvo sumokėtas. Ir trečia, dažnai mums šitas, sakykime, darbuotojas jau nebedirba, tai to įpareigojimo nebėra, dažnai būna ir atsiskaityta, kartais tą atsiskaitimą eina per, jeigu neatsiskaityta, kartais eina per darbo ginčų komisiją, darbo inspekciją. Šiuo atveju daugiausiai skiria darbdaviui baudą už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Matot, administracinių nusižengimų kodekso, kada ten vadovui ar įgaliotam asmeniui darbdavio skiriama bauda nepriklausomai nuo nelegaliai dirbančių asmenų, ar 1 ar 5, o čia jau už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Ir man čia prieš naujus metus, sakykime, aš vienam darbdaviui šitą surašiau protokolą, o vedėjas skyrė baudą už 9 nelegaliai dirbusius asmenis, ten buvo užsieniečiai. O tokie patys veiksmai padaryti darbdavio per pastarosius 2 metus, administracinių nusižengimų kodekso ten pakartotinių laiko per 1, o čia per pastarosius 2 metus jau baudą užtraukia už kiekvieną nelegaliai dirbantį, matot, panašiai nuo 3 iki beveik 6 tūkstančių eurų. Tai kokios sumos? Ir va čia, kur buvo tas mano protokolas surašytas, tai ten už 9 asmenys 9 000 sumokėjo, skiriant minimalią baudą, nes maža įmonė finansiškai ten nelabai sugebėtų išsimokėti. Čia mes kalbėjom apie tuos Lietuvos piliečius. Dabar atkreipsiu dėmesį už trečiųjų šalių piliečių nelegalų darbą. Įpareigojimas vadinasi, jeigu nelegalus darbas, tai pirmiausia,
Darbdavys įpareigojamas nutraukti darbo santykius su nelegaliai dirbančia asmeniu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Tai vadinasi, jis kažko ar leidimo gyventi neturi, ar leidimo dirbti, nes jo reikia, neturi, tai jis kaip toliau gali dirbti. Toliau, įpareigojamas darbdavys sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui sulygtą atlyginimą už darbą, išskyrus atvejį, kai jis jau sumokėtas. Įpareigojamas darbdavys sumokėti visas šioje dalyje numatytų sumų pervedimo į šalį, į kurią grįžo ar buvo grąžintas trečiosios šalies pilietis išlaidas ir grąžinimo išlaidas. Ir skiriama bauda darbdaviui, vėl tokia pat kaip ir Lietuvos piliečių už trečiosios šalies, nuo 868 iki 2,890 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. O pakartotina irgi tokia pat bauda. Ir perduodama informacija apie nelegaliai dirbantį asmenį ar dirbusį asmenį migracijos departamentui. Šita sankcija, informacijos perdavimas darbdaviams, yra labai skaudi, nes jie migraciją pagal savo norminius aktus nebeišduoda vizų arba leidimų gyventi tam tikrą laikotarpį tam darbdaviui, kuriam buvo nustatytas trečiosios šalies piliečių nelegalus darbas. Papildomi įpareigojimai nustačius trečiųjų šalių piliečių nelegalų darbą. Tai čia jau ne mūsų institucija tuos dalykus sprendžia, tai čia yra kitoms institucijoms priskirta, bet jums verta žinoti, apribojimas dalyvauti viešuose pirkimuose, teisė gauti subsidijas, išmokas ar kitą valstybės pagalbą, čia įskaitant ES struktūrinių fondų ar kitą paramą. Ir įpareigojimas vyriausybės nustatytą tvarką grąžinti tam tikrą dalį arba visas šitas gautas subsidijas išmokas. Nes yra sąsaja darbo inspekcijos duomenų bazės su užimtumo tarnyba, jie naudojasi mūsų bazėmis ir mato apie surašytus protokolus ir taikytas atsakomybės. Atkreipčiau dėmesį už nelegalų darbą subrangovui arba siunčiančiai, komandiruojančiai įmonei. Šitą dalyką dažnai darbdaviai užmiršta arba nežino ir, sakykime, įmonėje dirba komandiruoti darbuotojai. Yra didesnis statybos objektas, kur yra, sakykime, subrangovai ar panašiai. Tai čia, jeigu darbdavys nelegaliai darbinės trečiosios šalies pilietį dirbti tam tikro darbo yra subrangovas arba įmonė atsiuntusi trečios šalies pilietį laikinai dirbti, tai yra siunčiančioji įmonė į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, rangovas arba priimančioji Lietuvos įmonė yra atsakingi už nelegalų darbą. Jiems nustačius, vadinasi, tiek subrangovas gauna, tiek ir rangovas arba priimančioji įmonė. Čia, sakykime, yra populiaru Lietuvoje įmonės, į Lietuvos įmonės yra dažnai siunčiama iš Lenkijos laikino įdarbinimo įmonių darbuotojai, komandiruojami atlikti tam tikrų darbų. Tai vadinasi, Lietuvos darbdavys turi įsitikinti, tas darbo naudotojas, kitaip sakant, turi įsitikinti apie to Lenkijoje Lenkijos piliečio ar Lenkijos įmonės siunčiamo darbuotojo įdarbinimą Lenkijos įmonėje. Jiems skiriama bauda, vėl tokio pat dydžio, kaip ir už Lietuvos piliečių, už kiekvieną nelegaliai dirbusi trečiosios šalies pilietį. Išskyrus atvejį, kai rangovas arba priimančioji Lietuvos įmonė raštu iš subrangovo arba siunčiamosios užsienio įmonės pareikalavo
pateikti trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo dokumentus ir ėmėsi priemonių jų teisingumui patikrinti. Galiu, kaip pavyzdį, pasakyti tokią situaciją. Buvo atvejis, kada iš Lenkijos įmonės buvo siunčiamos į Lietuvą. Jie atsivežė sutartis lenkų kalba, kažkokius draudimus. Lietuvos darbdavys visiškai neįsitikino, jokių vertimų nepadarė ir pasirodo, verčiant tas sutartis, tai yra darbų atlikimo sutartis, ne jokios darbo sutartis, o darbų atlikimo, tai yra civiliniai santykiai. Vadinasi, jis Lenkijoje nėra įdarbintas ir jis negalėjo būti komandiruotas, atsiųstas į Lietuvą, nes gali būti komandiruoti tik tai įdarbinti toje šalyje. Tai, kitaip sakant, susiję darbo santykiais, ne civiliniais santykiais. Gali būti tik darbuotojai būti siunčiami. Ir tas pats už pakartotinį pažeidimą darbdavio atsakomybė yra tokio pat dydžio. Dėkui, Eugenija, ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, paspauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta 10 panašių video edukacijų. Iki pasimatymo.